Labą dieną. Laukit, aš to apsiprasiu su šito daiktu. Balsas dar labai stipriai girdisi. Esu Mykolas ir mano šiandien uždavinys yra jums papasakoti apie tai, kaip pranešti apie savo verslą arba kaip buvo suformuoluota anksčiau pirmosios mintis apie būsimo verslo įvaizdį. Mes susidarome įspūdį apie pasaulį, kuris mūsų supa ir kuris apie reiškinius, apie dalykus, kurių mes niekada gyvenime nesame sutikę ir niekada jų nesutiksime, susidarome iš komunikacijos, iš žinučių. Toksai rašytojas Jonathanas Falzas, nežinau, kas esate skaitę jo knygas Magas ar Prancūzų leitenanto moteris, savo laiku buvo labai garsios, jisai rašė, turbūt didžiuma jo knygų buvo sukurtos 20 amžiaus viduryje. Ir tais laikais televizorius jau buvo atsiradęs ir jisai savo knygoje vienoje rašė tokią frazę, kad sako, jeigu 19 amžiaus žmogų kas nors perkeltų į dabartinį pasaulį, labiausiai nustebintų ne mašinos, labiausiai nustebintų ne technologinė pažanga, ne televizoriai, ne lėktuvai, ne dar kažkas. Tai visą tai jis galėjo įsivaizduoti. Labiausiai nustebintų, kiek daug informacijos žmogus gauna kiekvieną dieną. Tai jis rašė, jeigu neklystu, 75 metais. Per tą laikotarpį pasaulis dar labiau pasikeitė. Yra skaičiuojama, kad žinučių skaičius, kuris atakuoja mus, kuris mums yra prieinamas, per tą laikotarpį yra išaugęs gausybę. Mes važiuojame į darbą, mes klausome radio, gauname informaciją. Mes atvažiavę į darbą, įsijungiame kompiuterį, mūsų užpuola elektroninis paštas, Facebookas, elektroniniai laiškai, įvairūs draugų pakvietimai ir panašiai. Mes einame pietauti, mes matome reklamas, mes matome ant stalų padėtus laikraščius, mes jas vartome, skaitome. Galų gale mes dabar visi turime po mobilų telefoną, nuo kurio neatsitraukiame ir netgi dabar dalis iš jūsų vis tiek maigo ten tapšnoja tą daiktą. Beje, tyrimai rodo, kad apie 30% žmonių, kaip klausiu jų klausimą, čia grįžtant prie Žydrūno temos, koks yra pirmasis dalykas, kuris paliečiate ryte, tai 30% lietuvių prieš 2 metus atsakė, kad pirmas dalykas, kurį aš paliečiu ryte, yra mano telefonas. Ne mylimas žmogus, ne vaikas, nežinau. Ne dar kažkaip, bet pirmiausia palėtė savo telefoną, matot, žadintuvas ir panašiai. Ir pirmiausia įsijungiu Facebooką, pasitikrinu statusą ir tada jau vėliau galiu važiuoti į darbą ir žiūrėti, kas ten toliau darosi, čia yra tyrimas iš tikrųjų. Tai reikalas yra tas, kad tų žinučių kiekis šiais laikais yra tikrai baisus. Sociologai, psichologai, filosofai svarsto, ar apskritai mes esame kaip rasė pasirengę priimti tokių žinučių. Yra toksai mistiškas skaičius, vadinamas Dunbaro skaičius, kuris sako, kad žmogus vienu metu gali, tokia sociologija teorija, kuris sako, kad pats efektyviausias, kiekis žmonių, su kuriais galima palaikyti efektyvų ryšį, yra apie 150. Tai yra žmogus, tiek vidutinėje žmogbeždžionių bandoje, tiek būdavo žmonių ir su tiek žmonių žmogus gali juos sekti, stebėti ir palaikyti su jais ryšį. Šiais laikais mes, tas mūsų žmonių skaičius, su kuriais mes galime palaikyti ryšį, yra labai stipriai išaugęs ir iš ties, nežinau, aš nesu labai didelis Facebooko vartotojas, bet ten tų draugų pas mane irgi jau yra šimtais ir stebėsi ir panašiai. Kai kurie žmonės tų draugų gali priskaičiuoti 100 000 ir patys iš esmės tampa jau nebe jų tas Facebookas tampa jau nebe žmogumi, bet kažkokiu tai didesnių komunikacijos kanalų. Taigi reikalas yra tas, kad mes turim labai daug žinučių. Kaip mes nuo to ginamės? Ar mes daugiau skaitome? Nelabai. Ar mes suprantame visas žinutės? Nelabai. Mes tas žinutės ignoruojame. Kitaip tariant, jeigu anksčiau, pavyzdžiui, rodydavo vieną filmą kino teatre ir eilė žmonių plūsdavo jį pasižiūrėti ir galėdavo pasakyti kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę. Dabar mes tų filmų susistumėm per vakarą kokius 5 arba 6 kartais, pasižiūrime dar YouTube'e kelis bairiukus ir dar visą tai darome tuo metu, kai ten Facebook'e kažkam atrašinėjame ir statome kažkokią savo statusą. Kitaip tariant, komunikacijos yra labai daug. Ir ką tai reiškia jūsų verslui? Jūsų verslui tai reiškia paprastą dalyką. Jeigu man tai neįdomu, aš to neskaitysiu. Jeigu man kažkas tai sako, aš to neskaitysiu. Tai, kad jums tai yra labai svarbu, tai man yra visiškai nesvarbu. Aš noriu pramogos, aš noriu ramiai atsipalaiduoti ir man yra visiškai neįdomu, ar Facebook'e mano draugas reklamuoja kokią nors savo naują batų siuvimo fabrikėlį, kokią nors ten blyninę, reiškia, arba drugelių skraidinimo į kosmoso fermą. Tai yra visiškai nesvarbus dalykai, kurie absoliučiai neturi jokios reikšmės ir tam, kad tas istorija atsirastų, mane reikia sudominti. Kitaip tariant, vienas didžiausių naujo verslo uždavinių yra, kaip prasibrauti pro abejingumo liūną, kokiu būdu praeiti iš tos abejingumo liūnos ir kaip tapti
padaryti, kad tas jūsų idėja, jūsų verslas, jūsų matymas taptų bent kažkiek tai aktualiu ir bent jau pritrauktų visuomenės dėmesį. Na, visuomenės jūsų tikslinės auditorijos, žmonių, kurie galėtų ateiti ir pasakyti. Na, yra įvairūs būdai, kaip pritraukti visuomenės dėmesį. Geriausias būdas, iki šiol niekas kol kas geresnio būdo vis dar nėra išradęs, nors daug kalbama apie internetą, vis dėlto pats efektyviausias būdas vis dar iki šiol išlieka televizijos reklama. Na ir tas taip vadinamas pono Bebro efektas. Aš visą laiką pasakoju istoriją, jau 10 metų man labai sukrėtusi istorija, kai vieną kartą aš nuėjau pirkti kramtomos gumos, nes jaučiau, kad reikia kažko užkasti. Aš šiaip neperku kramtomos gumos, tai nėra ta vieta, kurią aš išmanyčiau. Ir aš atėjęs pirkti kramtomos gumos, sakiau, labą dieną, duokite man kramtomos gumos, tokiam kioskė. Ir tada man tokia didelė, tada sako, o kokios? Aš galvoju, nes kokia kramtomos, mėtinės. Nu, tai kokios mėtinės, žinai, ten tų kramtomų gumų pristatyta. Ir kažkur iš vidaus pas mane kyla toksai vidinis, kaip čia, toks jausmas, staiga sakau jai, Dirol Xylitol plus. Dabar, ar normalus žmogus sakytų, man duokite Dirol Xylitol plus, nu, pavadinimas labai ilgas ir labai kvailas ir šiaip man keista, kodėl jie tą pavadinimą taip brandina, bet jisai buvo tiek įsisėdęs mane galvą, kad aš negalėjau pasakyti kokios nors kitos dalyko. Lygiai tas pats atsitinka, pavyzdžiui, kad tu ateini, ypač kai nesidomi tais dalykais, taip sociologų terminų tai tarėsi, neįsigilinęs į kategoriją, tu ateini, pavyzdžiui, pirkti, aš kaip vyras atinu pirkti skalbimo miltelių. Aš esu kažkada matęs reklamą, nedaug tų reklamų, stebiu, nelabai to domiuosi, kurioje pasakojama, kad dosija yra tokie patys, bet pigesni, reiškiasi. Ir aš galvoju, palauk, gamintojas tas pats, reiškiasi, dosija tokia pati, tai turbūt čia chemija ta pati. Koks tai skirt, kas ten tas baltas? Sakau, duokit man dosiją. Ir paskui sužinau, kad čia pasirodo baisi negarbė skalbti su dosija, gavau galvą nuo žmonos ir to mano dosijos apsipirkimas pasibaigė, dabar skalbimo miltelių aš nebeperku. Bet reikalas yra tas, kad televizija yra vis dar geriausias būdas ir vis stipriausias būdas ir labai daug verslų tai vartoja, tačiau televizija yra dideli pinigai, tai yra kitas žaidimas, tai yra visai kiti būdai. Dabar gera žinia jums yra tai, kad šiais laikais visi kiti būdai, kurie yra aplinkui tą televiziją, tampa vis stipriau įtakingesni ir jiems reikia vis mažiau finansų. Na, nesuklysime pasakydami, kad turbūt šalia didžiųjų Lietuvos portalų, tokių kaip Delfis, tokių kaip 15 minučių arba Elrytas LT, na, vienas svarbiausių dalykų yra socialinis tinklas Facebookas ir teoriškai tarsi tai yra ta vieta, kur tu dabar galėtum imtis ir reklamuotis. Ir labai dažnai Facebook'e mes visi turim tų draugų, kuris staiga pradeda ką nors pardavinėti. Žinot, tas jausmas. Ir sako, dabar prašau pirkti mano, ten, gal kas perka, ten, nežinau, kam nors reikia, ten vaistų nuo skydliaukės sutrikimų, turiu labai gerom kainom, XXX VV. Nu, vieną kartą sakai, jei, like, užtenka. Ačiū tau. Bet kai 5 kartą tai pakartoja, tu pradedi suprasti, kad gal aš nebenoriu matyti, sakai, tu beik velniop, arba tiesiog apskritai stengiasi ignoruoti ir daugiau su tais dalykais, arba tiesiog parašai, klausyk, baik pardavinėti, aš to visiškai nenoriu žinoti ir matyti. Kitaip tariant, tų nemokamų priemonių, ne tik per socialinį tinklą Facebook, per kitomis būdais, per elektroninį paštą, jų vis daugėja ir jos yra paprastesnės negu būdavo anksčiau, kada netgi norėdamas išsiųsti laiškus, tu turėdavai nueiti į paštą, pirkti pašto ženklą, dėti, štampuoti, dabar tas yra dalykas daroma žymiai paprasčiau. Tos nemokamos komunikacijos priemonės prasiveržimas pro jas yra tapęs lengvesnis, kita vertus, viskas, ko reikia, yra išradingumas. Reikia pasakoti istoriją. Ir čia yra dvi taisyklės. Vienas dalykas, tu turi pasakoti istoriją, kuri būtų ne apie tave, ne apie tai, ką tu nori pasakyti, ne apie tai, ką tau reikia pasakyti, bet apie tai, kas būtų įdomu tavo auditorijai. Niekas nesiklauso neįdomių istorijų. Kiekvienas romanas, kiekvienas poezijos knyga, kiekvienas filmas yra apie tai, ką žmogų gali sudominti, patraukti jo dėmesį, jį užburti, užhipnotizuoti ir patraukti į pirmin. Geriausios reklamos yra nebūtinai tos reklamos, kurios tau įkala tą Dirol Xylitol plus ir priverčia įpirkti net praėjus keliams metams. Geriausias reklamos vis dėlto yra tos reklamos, kurios užbūrė, duoda kažką papasakoti apie kas esi. Tomis reklamomis žmonės dalinasi YouTube'ose, jas rodo vieni kitiems, siunčia vieni kitiems ir daro įvairius panašius dalykus. Kitaip tariant, reikia kūrybos ir reikia sugalvojimo, kokia istorija yra, kokia jūsų verslo istorija, kas ta istorija yra tokia, kad žmonės galėtų su jumis susidentifikuoti, susitapatinti, pagalvoti, kad jiems tai yra įdomu, arba tiesiog gauti kažkokios naudingos apie tai informacijos. Dabar planuojant tas istorijas ir planuojant savo verslo, pirmieji tie žingsniai apie savo, planuojant pirmosios mintis apie savo verslo įvaizdį, yra labai paprasta matrica, kurios aš neturiu nusipaišęs, yra labai paprasta ir galiu pasakyti, kad aš 15 metų dirbau komunikacijos konsultanto darbą ir tais paprastais klausimais,
tais 4 paprastais klausimais tu gali apibrėžti bet kokią komunikacijos situaciją, pradedant nuo labai didelio verslo, nuo politiko ar, nežinau, ar valstybės įvaizdžio, iki visiškai paprastos komunikacinės situacijos, kai tu kalbi apie savo verslą arba savo naują verslo idėją, kurią tau reikia apie kurią pranešti. Ir tie 4 paprasti klausimai yra tokie. Pirmas klausimas, vėliau aš tos klausimus truputį praskleisiu. Pirmas klausimas, reikia pasiklausti, kur, kaip mes sakome, kur mes dabar esame. Kokia yra dabartinė vieta, kokia dabartinė vieta tavo komunikacijai. Antras klausimas yra, kur mes norime būti, kokie yra tavo komunikacijos tikslai. Trečias klausimas yra, kaip mes ten pateksime, kokiu mes naudosime priemonių, kokias istorijas pasakosime. Ir ketvirtas dalykas yra, kaip mes matuosime, labai svarbus faktorius, kaip mes matuosime, kad mums sekasi daryti tai, ką mes esame užsibrėžę ir kad tos tendencijos mums yra įdomios. Tai aš gal tada po truputėlį pradėsiu per tuos 4 etapus bandyti pereiti. Pirmas etapas yra, pirmas klausimas, kurį užduodama yra, kur mes esame. Labai panašiai kaip ir verslo planavime, ką rodė Žydrūnas, kai kalbėjo apie sociologinius tyrimus, labai svarbu yra suprasti, kas apskritai dedasi tavo tikslinės vartotojo grupės galvoje ir kokiomis žiniasklaidos arba komunikacijos priemonėmis žmogus vartojasi. Kaip aš ir minėjau, tos komunikacijos priemonės, kuriomis mes dabar vartojamės, jeigu anksčiau galėjai sakyti, kad yra televizija arba spauda ir tai yra priemonės, kuriomis galima pasiekti, dabar žmonės naudoja vis daugiau įvairių techninių priemonių, pradedant mobiliaisiais telefonais ir turbūt prieinant prie iki, nežinau, ten laikrodžių, televizorių ar kitokių visokių ekranų. Ir žmogus, kitas dalykas, yra vis lengviau pasiekiamas, judėdamas savo apskritai gyvenimo kelyje kažkuriuose vietose. Tarkime, jeigu jūsų tikslinė auditorija yra nevedusios moteris nuo 16 iki 25 metų, nežinau, jūs norite jums parduoti vestuvių planavimo arba linksmo vakarėlio arba idealaus jaunikio pasirinkimo paslaugą, reikia galvoti, ką jinai veikia ir kurioj vietoj mes ją galime susekti. Taigi ta moteris, jinai turbūt mokosi, arba 2 skirtingos grupės mokosi, arba dirba, arba kaip nors gyvena atskirai. Vadinasi, jeigu, tarkime, mes apsirenkame grupę, kuri mokosi, mes žiūrime, kur jinai mokosi, kaip jinai keliauja savo mokyklą ir kurioje vietoje tas idealaus vyro pasirinkimo paslauga gali atsirasti jos keliavimo vietoje. Kitas dalykas, kokius žurnalus arba kokiomis informacijos priemonėmis tas žmogus naudojasi, kokius tinklalapius jinai lanko, galų gale, kokius interneto žymius žmonės jinai seka, tarkim, Facebook'e, kokiais dalykais jinai domisi. Ir tokiu būdu, eidami per tą visą ciklą, mes galime pasakyti visas tas vietas, kurias galime pavadinti touchpointais, tai yra tos vietos, kur tas žmogus yra pasiekiamas. Dalis tų vietų, tokių kaip televizijos reklama, yra baisiai brangios. Mes negalėtumėm niekaip surasti žmogaus, kuris, turbūt pradedantis verslas labai retai naudojasi, gali sau leisti ateiti ir pasakyti, jeigu jis nėra kokia nors, nežinau, didelė elektroninė parduotuvė, Barbora arba panašiai, jis negali ateiti savo ir pasakyti, aš imsiu televiziją, bet yra tam tikrų vietų, kuriuose tuos žmonės mes galime pagauti ir mes galime pagauti pakankamai nebrangiai. Vienas geresnių būdų, ką daro, pavyzdžiui, tokie maži ir labai agresyvūs verslai, tai, pavyzdžiui, sako, žiūrėkit, visa mano tikslinė grupė, visi mano žmonės jau vartoja kokią nors kitą paslaugą arba domisi kažkuria viena tema ir toje temoje visos jos, viskas, ko man ten reikia atsinešti savo daiktą, pastatyti ir sakyti, žiūrėkit, ponai, štai yra mano paslauga, prašau pirkti ją. Geras pavyzdys, aš esu nemažai laiko praleidęs organizuodamas ir visaip dalyvaudamas maratonų veikloje. Tai maratonas yra vieta, kur renkasi sveiki žmonės. Sveiki žmonės, besirūpinti savo sveikatą žmonės keliantys aukštus tikslus. Ir toksai maratono unikali galimybė surinkti tos žmonės ir surinkti juos į vieną krūvą, jinai pritraukia labai įvairius verslus. Tai gali būti įdomu tiek tokiems žmonėms, kurie pardavinėja daiktus tiesiogiai skirtus bėgikams, tiek žmonėms, kurie pardavinėja daiktus tiesiogiai skirtus žmonėms, kurie nori mesti svorį, tiek, pavyzdžiui, žmonėms, kurie, tarkim, bealkoholinis alus, jis toks įdomus specifinis nišinis produktas, jis yra ta vieta, kuri taip pat gali būti įdomi būtent bėgikams, kurie, sunku yra suderinti, galiu pasakyti, savo patirties alaus didelį vartojimą alkoholinio su paskui bėgimu, nes kitą rytą labai prakaituoja daug ir šiaip sunkiai bėgas ir sunku gerti tą alų. Dėl to bealkoholinis alus yra kaip tik tas produktas, kuris taip pat yra tinkamas tokioje vietoje. Kitaip tariant,
Jeigu nori gaudyti žuvį reikia gaudyti ten, kur ta žuvis kimba. Jeigu nori surasti vietą, kurioje kimba, tema, kuri yra pritraukia didelį vartotojų dėmesį, darosi taip. Labai dažnai tos vietos būna brangios, bet labai dažnai tos vietos gali būti ir pakankamai pigios. Taigi naudokite išmanumą, naudokite vietas, naudokite kitus dalykus, kaip tuos žmonės būtų galima patemti. Kartais būna, pavyzdžiui, kad, na, kaip čia pasakyti, žmonės, žinot, prekybos tinkluose visuomet prie tos vietos, kurioje yra parduodama mėsa, gudresni prekybos tinklai prideda visokių prieskonių, grilio, prie šašlykų pastato, iešmus pardavinėja, anglis pardavinėja ir panašiai. Dėl to, kad jie žino, kad žmogus nenorės eiti į kitą galbūt parduotuvės pusę, bet nori pasimti šią vietą. Lygiai taip pat ir čia. Jeigu nori pardavinėti drugelio paslaugas, galbūt pirmiausia reikia susirasti visas specializuotas vestuvių svetainės, paprasta mintis ir pasižiūrėti, kaip tenais būtų galima integruotis, kaip būtų galima kažką tai pasakyti ir panašiai. Taigi, čia yra klausimas, kur mes dabar esame, kokiais priemonėmis naudojasi mūsų tikslinė grupė, mūsų tiksliniai vartotojai, mūsų tiksliniai pirkėjai. Antras dalykas, kuris taip pat yra labai svarbus, kalbant apie tą nusistatymą vietos, visuomet yra arba konkurentai, arba kažkokie panašus verslai. Pasižiūrėkite, labai paprastas dalykas, pasižiūrėkite, kur jie reklamuojasi. Pasižiūrėkite, kaip jie apie save sako, ne tik Lietuvoje, galbūt kitose šalise. Kur yra galima surasti jų reklamą, kur jie apie kokius renginius jie pranešinėja ar panašiai. Pasisemkite idėjų. Labai dažnai visos idėjos, labai retai galima atrasti unikaliai didelę verslo idėją, kuri būtų visiškai nauja. Taip, Google'as tokia buvo, bet tokių atvejų yra vienetai. Absoliuti dauguma pasaulio verslų yra smulkus, maži verslai ir jie visą laiką turi nustatę savo tam tikrą komunikacinę higieną, kuriuose vietose jie mano, kad jiems būtų svarbu statytis. Tarkime, jūs rasite, grįžtant prie bėgimo renginių, yra parduotuvė, kuri pardavinėja maistą sportui, kuri pardavinėja papildus, ne visose bėgimo renginiuose stato tokią savo didelį tokį, reiškiasi, bjaurų pripučiamą popierinį tokius vartus, reiškiasi, per kuriuos prabėgti, ant kurių parašyta maistas sportui ir visi per tos vartus ten visai bėgioja ir panašiai. Galbūt tai ir nėra baisiai brangi priemonė, pirko tos vartus, visur tamposi, bet visi, kurie bėgioja, žino, kad yra tokia parduotuvė, kurie tuos visus papildus galima naudotis ir ko gero tai yra būdas, kaip susirasti tą vietą. Taigi, nustatėme, kur mes esame, kokia yra situacija. Vėliau jau, kai jūs jau turite savo verslą ir kai jau pradėjote komunikacijos priemonės vykdyti, galima taip pat nustatyti, kaip man sekasi, prie tos, kur mes esame, kiek jūs turite fanų Facebook'e, kaip yra, koks vyksta engagementas arba kiek žmonės naudojasi, reaguoja į jūsų rengiamą informaciją, parengtą informaciją arba galų gale, ką apie jūs arba jūsų galimus konkurentus rašė žiniasklaida, pasilyginkite. Tarkim, jūs turėjote, pavyzdžiui, mes truputėlį kalbėsime apie nemokamas priemonės patekti į visuomenės dėmesį, į žiniasklaidą. Tai jeigu, tarkime, turėjote tokių patekimų, pavyzdžiui, kartą per 3 mėnesius kažkas apie jūs parašė, tai vėl nusimatykite, kad mes šiuo metu apie mus rašo kartą kas 3 mėnesius, gal mums reikėtų pasiekti, kad apie mus rašytų šiek tiek kartais dažniau. Kuo daugiau skaičių šitame etape, tuo geriau. Tuo bus aiškiau žinoti, kaip vėliau formuluoti jūsų tikslus. Antras dalykas yra labai svarbi dalis, tai yra, kur mes norime patekti, arba tai yra taip vadinamas tikslų formulavimas. Tai turbūt, žinot, čia kaip kalnas, ar ne, tu esi vienoje kalno pusėje, apsižiūrėjai, kur veikia, kas darosi, ir tada tu sakai, aš noriu būti tenais, noriu užlipti į šitą konkrečią vietą. Pagalvokite, kokia tai yra vieta. Jūs įsivaizduokite, kaip dažnai apie jūs reikia pranešti, kokiais būdais apie jūs reikia pranešti, kad jūs į tą konkrečią vietą galėtumėte patekti. Kaip pasakiau, svarbus dalykas yra pasakoti istoriją. Istorija turi būti, mes truputėlį kalbėsime apie kaip ta istorija yra konstruojama, bet istorija turi būti nuosekli ir vientisa. Kitas dalykas, istorija turi turėti tam tikrą dažnumą, kad žmonės nuolatos girdėdami tą istoriją, jie patikėtų ir jie suprastų. Taip, būna žmonių, kurie konkrečiai ieško jūsų paslaugos, bet dažniausiai apie tą paslaugą jūs reikia iš anksto informuoti, sukurti tos paslaugos poreikį, arba jie jau konkuruoja su kitomis paslaugomis ir jums reikia ieškoti, kokiu būdu tas paslaugos jūs galėtumėte jiems nuolatos pranešti. Kitaip tariant, kai galvojate apie savo tikslus, jūs pagalvokite, štai yra kanalai ir aš galvoju, tarkim, yra mano tikslinės auditorijos žmogus, kuris yra ten, vėlgi sakėm, jaunos moteris iki 25 metų nevedusios, kiek kartų, kokiomis priemonėmis aš turėčiau jas pasiekti, tam, kad jos galėtų pas mane ateiti kaip galima dažniau. Tai tarkime, pavyzdžiui, televizijos reklamoje yra tokia taisyklė,
auksinė taisyklė, vėlgi naudojama labai dažnai, kad sakoma, kad vienas žmogus turi pamatyti vieną reklamą 3 kartus, kad jisai ją daugmaž prisimintų. Na, jis galėtum sakyti, kad tu ją jau esi kažkokiu tai būdu padaręs. Čia, žinoma, tas žinia nelygus, televizija reklama yra toks vis dėlto triukšmas, jis to brukamas yra, tu jos kaip ir nenori, tu įsijungi žiūrėti filmus ir serialus, o ne arba realybės šou, bet ne reklamą. Bet panašiai galima svarstyti ir kitose vietose. Tai yra, kiek kartų man reikėtų pasiekti žmonės, kad aš tikrai galėčiau įsitikinti, kad jie galėtų ateiti pas mane ir mano paslaugą išgirsti ir ją kažkokiu tai būdu įsigyti. Kartais, kaip tai nelaimingai kebabinė iš Kauno, kurią Užkalnis aprašė ir dabar labai gyrėsi, kad jie atbėgo visi, reiškia, užteko vieno Užkalnio pasirodymų ir va štai jinai aprašoma. Bet tokių dalykų būna ir pasaulyje. Vienas garsiausių Amerikos alų, Kors, yra išpopuliarėjęs būtent nuo vieno straipsnio, kuriame buvo pasakyta, žurnalistas parašė, kad tas alus yra toks skanus, kad jo nepardavinėja valstijose, tai kontrabandą veža. Ir tai visi pradėjo sakyti, palauk, kontrabandinis alus toks geras, kad net ieško. Ir visi pradėjo alaus ieškoti ir taip atsirado vienas iš dabar garsiausio alaus prekės ženklų. Beje, aš labai gerai prisimenu, panaši situacija buvo su Švyturiu, kai mes po visą Vilnių vaikščiodami, ieškodami Švyturio alaus 2000 metais, nes manėme, kad jis yra skanesnis negu Kalnapilis ir iš tikrųjų tas laikas buvo toksai. Kitaip tariant, kartais tas žinutės, jos atsitinka natūraliai, bet labai dažnai, žinoma, reikia stengtis, kad jos imtų ir atsirastų. Taigi, tikslai. Tikslai turi būti, pirmas dalykas, realistiški. Tu neturi sakyti, kad aš dabar iš nieko sukursiu gausybę visokių temų. Patikėkite manim, kuo ilgiau jūs dirbsite, tuo jūs labiau suprasite, kokie komunikacijos tikslai yra realistiški, kokie yra ne. Antras dalykas, tie tikslai turi būti pamatuojami. Tai yra, tu gali turėti pasakyti, rasti būdą, kaip juos išmatuoti. Nes nėra prasmės eiti kažkur, tai kiek einu, tiek einasi. Turi pasakyti, gerai, aš tikiuosi, pavyzdžiui, per 3 mėnesius susirinkti tokį fanų kiekį. Jūs negalite nepataikyti vienas iki, bet iš trečio karto jūs galite pasakyti, kad, iš tikrųjų, jeigu aš tiek dėsiu, tai tikėtina, toksai kiekis tų fanų Facebook'e gali atsirasti. Arba jeigu aš, pavyzdžiui, tikiuosi padaryti porą degustacijų arba porą savo paslaugos pristatymų tose vietose, kur aš tikiu, kad susirinks mano žmonės, kuriems mano paslauga yra įdomi, tai natūralu, kad tai darydamas tu gali rasti būdą, pamatuoti, kiek kartų tau to reikia, kiek tu sugebi fiziškai to padaryti ir galų galia, kiek tai duoda efekto ir naudos tavo pardavimams, tavo verslo vystymus ir panašiai. Tai tiek apie tikslus. Kitaip tariant, kur mes esame, apsibrėžime žaidimo lubas, kokios priemonės yra svarbios, kur mes norim būti, nusibrėžime aiškius tikslus, kaip mes iš tos vietos, kur pateksime, eisime į kitą pusę. Trečia ir turbūt pati įdomiausia dalis, aš apie ją truputėlį pakalbėsiu ir plačiau, tai yra, kaip mums tenais į tą vietą iš dabartinės į tas norimos vietos ar ne į tą kalną, kaip mums į jį įkopti. Čia turbūt yra 2 dalys. Viena dalis yra istorijos arba savo temų rato susiformavimas. Antra dalis yra taktika, kokiu būdu jūs ją bandysite į tą istoriją bandysite pasiekti. Tai mes truputėlį kalbėjome apie istoriją, tačiau gal dabar aš šiek tiek pakonkretizuosiu, ką aš turiu omeny sakydamas žodžiu istorija. Gal pakelkite ranką, kas nori pasidalinti savo verslo idėją, aš pabandysiu pafantazuoti, kaip ją būtų galima tą istoriją papasakoti. Nėra norinčių. Kaip? Vyriški liniai drabužiai. Jūsų tikslinė grupė. Moteris, ne? Jaunimas. Gerai, vyriški liniai drabužiai. Tai dabar, kaip čia pasakyti, tai turbūt linas yra tokia, ekologiška, patogi apranga, skirta šiltesniam metų laikui, taip? Linas nėra labai šiltas. Skirta šiltesniam metų laikui, paprastai siejama su ekologija, šiek tiek prabanga, šiek tiek tokių atsipalaidavimu ir kažkokiais tai panašiais dalykais, bet liniai drabužiai yra šiek tiek laisvesni, jie turi būti laisvesni, kad jie turėtų labiau garankščiuotis. Taigi, jeigu mes kalbame apie istorijos apie liną papasakojimą, ko gero, čia visuomet yra keli keliai. Vienas kelias yra pasakoti apie liną, kitas kelias yra pasakoti apie vyrą, kuris tuos linus nešioja. Tai aš manyčiau, kad vis tik tai logiškesnis, kaip čia pasakyti, pasakojimas apie liną yra paprastesnis ir techniškai lengviau padaromas, nes jis yra labiau, tos informacijos yra labiau ir galima sugalvoti, kaip tas linas yra auginamas, kaip jis yra daromas, kaip visi senovės lietuviai nešioja tik tai liną ir kokiu būdu tas linas dabar yra baisiai populiarėjantis ir labai augantis, žmonės labai veikia tas faktas, kad ne jie vieni nešioja arba ne jie vieni nori įsigyti. Kita dalis priemonių yra, kita dalis istorijų yra susijusi jau su kažkokiais tokiais labiau, sakykime,
sakykime, kūrybiniais sprendimais, reklaminiais labiau sprendimais, kai sugalvoju, kas yra tas vyras, kuris įnešioja. Jeigu pažiūrėsim visą drabužių reklamą, tai tie visi reklaminiai sprendimai arba modeliai, gražus vyras arba graži moteris stovinti ant podiumo ir visai įsivaipus arba priešingai labai šeiminiškai nusistačius yra klasikinis drabužių darimas, nes žmogus bando įsivaizduoti, o kaip aš arba kaip aš turėčiau, į kokį stilių aš orientuojuosi darydamas tokius daiktus. Tai čia yra kelios tokios istorijų galimybės, bet paprastai jas reikia rinktis taip pat atsižvelgiant į kokie kanalai to yra prieinami. Jeigu tu esi prieinamas didelis biudžetas, tu gali galvoti apie brangios, kino arba fotostudijos darimą, filmo kažkokio kūrimo, idėjos pasakojimą. Jeigu tavo biudžetas yra šiek tiek mažesnis, ko gero pasakojimas apie kažkokios kūrybinės idėjos apie tos žmonės, kurie nešioja linas, gali būti pasakojimas per Facebooką, kažkokiamis ten scenarijais, temomis ir panašiai. Kitaip tariant, istorijos kūrimas visų pirma yra kūrybiškas procesas, tačiau tame kūrybiškume taip pat dalyvauja tam tikra analizės dalis ir tu nepradėsi pardavinėti lino kaip visų pirma, kaip labai šilto daikto, arba kaip, pasitelkdamas būrus arba traktoristus, nepradėsi pardavinėti lino, bandydamas sakyti, kad tai yra magiška priemonė, kuria tave išvaduoja nuo visų ligų ir tu nešiodamas liną tapsi sveikesnis nuo ryto iki vakaro. Ir tai labai dažnai liga yra, kai žmonės priskiria savo produktų visus dalykus, kuriem nepriskiriami, tai yra taip daroma. Tai čia yra vienas iš tokių istorijos komponavimo bruožų, bet bandykite savo istorijos, kurkite savo istorijos, galvokite savo istorijos ir ko gero netgi galima sakyti ir pakalbėkite savo istorijomis su tais žmonėmis, kuriems jūs tai tikitės parduoti, ar jiems tai gali būti įdomu, ar jiems tai yra daroma. Paprastai tose paprastuosiuose dalykuose istorijos vis dėlto yra pririšamos prie kažkokių tai temų, kurios yra daromas. Tarkim, yra sveikas gyvenimas ir ištisai eilė žmonių, kurie apie sveiką gyvenimą gali to sveikų gyvenimo domėtis ir gausybė produktų, kurios to sveikų gyvenimo gali būti susiję. Jeigu tai yra, tarkim, moteris, kurios augina vaikus, natūralu vėlgi tai yra ištisai eilė įvairiausių priemonių, temų, kurios yra svarbios ir aktualios moterims, kurios augina vaikus. Labai dažnas, ypatingai ryšiuose su visuomenė priemonėse naudojamas būdas yra rasti žmogų, rasti temą, apie kurią žmonės norėtų sužinoti šiek tiek daugiau, rasti neišnaudotą temą. Toksai garsus reklamos teoretikas Davidas Ogilvy, jisai netgi sakydavo, kad norėdamas parduoti daiktą, tu turi surasti to daikto ypatingą savybę. Tu turi gyventi su to daiktu, miegoti su juo ir kai tu surandi tą ypatingą savybę, tu gali ją pasakyti vienu sakiniu, ypatingas šito daikto būdas yra toksai ir paskui apie tą ypatingą daikto savybę daug pasakoti reklaminėmis ir kitomis priemonėmis ir pasiekti, kad žmonės tą ypatingumą jisai juo išsiskirtų iš kitų dalykų. Kitas dalykas, labai svarbus kuriant istorijas, yra istorijos pasakojimo originalumas. Yra šimtai istorijų, kurios yra tokios pačios ir kai istorijos yra labai panašios, tada jau lemia kiti dalykai, faktoriai. Lemia kainą, lemia kaip tu sugebi suvaldyti savo procesą, bet geriausios istorijos paprastai būna tos, kurios yra unikalios ir sukūriamos pirmą sykį, kai žmogus tą istoriją girdi patį pirmąjį kartą. Aš noriu pasakyti, kad istorija, kaip jauna moteris kūrė savo verslą, visuomet yra faina. Tai yra istorija, kuri visuomet atsiranda dėmesio įvairiose vietose ir jeigu jauna moteris kūrė savo verslą, kuris yra įdomesnis, tarkim, istorija apie drugelius, aš kaip buvęs žurnalistas galiu pasakyti, yra superinė ir aš jau matau ją aprašytą, kaip drugelių verslui padėjo ten tada kažkas, kaip Delfis antraštės rašo, bet puikiai matau tą temą išdaryti, nes tai yra originali, yra kitokia. Istorijos, kuriame visuomet jinai turi turėti tam tikrą, žiniasklaidoje yra toks pasakymas, jauniems žurnalistams sakoma, kad naujiena, kad šuo įkando žmogų yra nelabai įdomi. Kur kas dėsnė naujiena, labai įdomi naujiena yra, kad žmogus įkando šunį. Tai istorijoje reikia rasti vėlgi tuos elementus, tos aspektus, kurie tą istoriją paverstų. Kitaip tariant, jeigu jūs norėtumėte apie tai tokią istoriją skaityti patys, norėtumėte sužinoti ją, jinai būtų jums kažko netikėta, labai tikėtina, ta istorija gali būti tokia pasirodyti kitiems žmonėms ir tada jūs ją galite darytis. Antras dalykas, kalbant apie jau tą pranešimų dalį ir kalbant apie tas taktinius dalykus, tai, čia yra mano kolegės parengti keli pavyzdžiai, kaip, čia kažkaip rodo tenais, ne. Yra pavyzdžiai, pavyzdžiui, kaip patekti kokios istorijos apie jauną verslą patenka į
į portalą. Na, vat matot, vėlgi, šuo įkando šunį, ar ne? Šuo įkando žmogui. Garsus kirpėjas, Londoną ir Bermudą iškeitė lietuvišką kaimą. Jau tema, ne? Jau iš karto tema. Gyveno, vat, labai dažnai istorija apie verslą prasideda: gyveno Londone, grįžo į Vilnių, o visi važiuoja Londoną, aš grįžau į Vilnius, man Vilnių patinka. Arba Kaune, o dar geriau Balbieriškyje ir kokiam nors mažesnė miestelėje. Tai čia vėlgi, jeigu gyvenate kokiam nors Kauno priemiestį, tai turbūt geriau sakyti apie tą priemiestį, negu naudoti Garliavos pavadinimą, negu Kauno pavadinimą. Verslą sukūrė žaidžiantį mažą vaiką. Vėl puikus pavyzdys. Okay. Verslas sukūrė mažinti mažą vaiką. Vėl labai geras pavyzdys, kad štai matė mažą vaiką ir tada kilo galinga idėja. Aš šitą bičą labai gerai pažįstu. Jie ten seniai galvoja kurti tą verslą. Tas mažas vaikas yra labai graži istorija, bet ta istorija iš tikrųjų skamba įdomiai, fainai ir tikrai mes kiekvienas galime įsivaizduoti, matom vaiką ir vaikas mus įkvepia daryti didelius darbus. Nes apskritai vaikai mus įkvepia daryti didelius darbus. Na. Ne, tai Adas, aš manau, kad jie tikrai žiūrėjo tą vaiką ir visą kitą, bet jie labai seniai, jis yra dizaineris, jo žmona yra dizaineris ir programuotojas, ilgus metus dirbęs agentūrose, jo žmona yra nuostabi dailininkė ir jie natūraliai seniai galvoja rasti kažkokį būdą, kažkokį žaidimą, bet kaip matė, kaip vaikas žaidžia būtent internetu, sakė, va, štai yra ateitis ir mes norim kažką išmokyti vaiką gero, mūsų vaikas auga, mes norim išmokyti kažką tai gero ir mes norim panaudoti kompiuterį, internetą to gerumo padaryti. Na ir čia kitas pavyzdys yra, kiek kainavo restoranas, tik 70 litų. Mato, tik 70 litų, o dabar jau išlaiko šeimą ir sulaukus netgi dvynukų. Nuostabu, vėl dvynukai gimė, viskas fain. Kaip iš vieno klausimo sukurti verslą, jaunos moters verslo istoriją. Vėl puikus pavyzdys, yra tema ir ta tema jau. Tai va, dabar kitas dalykas yra, čia truputėlį apibrėžiama socialiniai tinklai. Čia yra norima buvo pasakyti, kad yra ne tik Facebookas ir gausybė kitų. Šiaip Lietuva šia prasme yra liūdna šalis, nes pas mus yra iš esmės tik tai Facebookas ir YouTube'as, bet YouTube'u nesidalinama, daugiausia yra tik Facebookas, kitur yra šiek tiek daugiau, nors vėlgi, tarkim, yra tinklas Instagramas, kuris gana stipriai socialinis tinklas Instagram, kuris stipriai populiarėja ir jis kaip tik populiarėja, jeigu mes kalbėtume apie mano mėgstamą auditoriją nuo 16 iki 25 metų jaunos moteris, tenais jų Instagrame bus proporcingai gerokai daugiau negu socialinėme tinkle Facebook. Užsienyje tos tendencijos yra dar aiškesnės, bet na, iš tikrųjų, jeigu žiūrėti tas nemokamų kanalų paletę arba tai, ką jūs galite šiandien padaryti tam tikrą paletę, tai tas paletė yra socialiniai tinklai ir būsinos atnaujinimai, pasakymai kažkokie. Tai kitas nemokamas paletės, aišku, tai yra asmeninis tinklaraštis arba svetainė. Šiaip tendencija Lietuvoje asmeniniams tinklaraščiams viena vertus jų lankomumas vis dar truputėlį auga, bet auga ir tas interneto vartotojų didesnis naudojimasis internetu. Jeigu šiaip bendrai žiūrėti, tai prieš kokius nežinau, netgi 5 metus neturėti savo asmeninės svetainės būdavo nusikaltimas ir buvo kvaila, sakytum, kaip tu negali turėti savo asmeninės svetainės. Dabartiniai situacijoje labai dažnai asmeninės svetainės pakeičia įvairūs išplėstiniai socialinių tinklų profiliai arba panašus dalykai. Kitas dalykas - rubrikos portalai ir straipsnių inicijavimas portalams. Aš noriu pasakyti, kad tokios istorijos kaip apie drugelius visą laiką yra įdomios žurnalistams. Delfis per dieną paskelbė, aš dabar bijau sumeluoti, bet aš kai atsimenu, paskutinį kartą Delfio redaktorė darė pranešimą prieš turbūt kelis metus, tai paskelbė apie 500 žinučių. Tos 500 žinučių žmonės turi paskaityti, jas kiekvienas tų žinučių paskaito turbūt nuo mažiausiai Delfė skaito vieną žinutę kokie 5000 žmonių, daugiausia tą žinutę perskaito turbūt kokie keli šimtai tūkstančių žmonių, kurie yra svarbi. Ir tai yra baisiai galinga jėga, baisiai galinga auditorija, kuria galima paskleisti savo informaciją. Tačiau vėlgi, suprasdami, kad žiniasklaidos tikslas nėra jūs reklamuoti, žiniasklaidos tikslas yra pranešti kaip čia svarbią informaciją savo klausytojams. Tai štai labai geras pavyzdys yra viena, kaip čia, greito aptarnavimo, kaip jie mėgsta apie save sakyti, kompanija McDonald's norėjo paskelbti informaciją, labai gerą darbą, kaip jie dabar vykdydami savo socialinės atsakomybės programą nuo šiol tuos riebalus, kurie yra panaudojami skrudinant bulvytės, nuveš į Austriją, o Austrijos bus perdirbamos į biokūrą. Kitaip tariant, viskas yra perdirbama, viskas yra labai ekologiškai gražiai daroma. Jeigu neklystu, Delfio antraštė apie tą patį reikalą skambėjo kažkaip lietuviškais riebalais važinėsis Austrai. tai žinot, lietuviškais reikalais važinėtis Austrai mes čia matėm labai gražių pavyzdžių, kaip galima apie savo verslą 70 litų padarys taip, bet gali būti ir lietuviškais riebalais važinėsis Austrai. Gali antraštė būti kitokia.
kitokia ir čia iš tikrųjų kartais to reikia susipažinti, nes vis dėlto žiniasklaidos darbas nėra jums dirbti, jų darbas yra vėlgi pritraukti žmonių dėmesį ir tą dėmesį panaudoti tam, kad žmonės ateitų pas juos ir paskaitytų. Kitas dalykas yra, be jokios abejonės, tai yra tiesioginiai kanalai ir tiesioginiai laiškai. Čia yra įdomus dalykas, Lietuvoje atrodytų mes tų vadinamo spamo arba kažkokių pranešimų gaunam vis dar labai didžiulį kiekį, bet ten, kaip čia pasakyti, paprastai laikoma, kad jeigu 3% laiškų yra atsakoma, tai yra pakankamai neblogas rodiklis. Jeigu 3% tų visų spaminių laiškų atsakoma, aišku, kai laiškai yra labai personalizuoti, tu siunti juos savo draugams arba žmonėms, kurios domina tam tikrą temą, tas atsakymo skaičius gali pakankamai stipriai išaukti. Ir vis dėlto asmeniniai žmonių duomenys, kuriuos žmonės jums suteikia, yra vienas svarbiausių dalykų. Man turbūt dabar neseniai buvau Jungtinėse Amerikos valstijose, aš šopinausi, aišku, turbūt nepavyko išeiti nei iš vienos parduotuvės, nepalikus savo elektroninio pašto adreso. Tu perki parduotuvėje, sako, dar šitą jūs užpildykite tą kortelę, duokit man, aš jums duosiu iškart nuolaidą, mes jums siūsime pranešimus apie mūsų naujas kolekcijas ir panašiai. Jau tos priežasties, kad tiesioginis kontaktas, tiesioginis elektroninis paštas yra labai pigi ir labai efektyvi priemonė. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad jūsų tikslinė grupė yra, tarkim, 15 000 žmonių, kurie naudojasi, 15 000 jaunų moterų, kuriuoms yra įdomu susirasti vyrą visam gyvenimui, tai jūs norite jums parduoti, nežinau, vestuvinius batelius. Ir jeigu jūs turėtumėte prieimą prie visų jų asmens duomenų, jūs turėtumėte, jau būtų ne tik prieimą, bet, pavyzdžiui, aš buvau parduotuvėje, gavau nuolaidą ir man dabar siunčia kažkokią tai, reiškia, informaciją apie jų prekes, man labai sunku tą laišką kažkaip pasisakyti, praeina kokios 2 mėnesiai, kol aš sakau, gerai, nebesiųskit man daugiau tų laiškų, nebenoriu matyti. Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu sugebate žmonės pasiprašyti tų laiškų patiems, tada automatiškai žmonės patys, kaip čia pasakyti, užsiregistruoja ir tos laiškus stebi ir tokiu būdu sugebate sukurti pakankamai didelę dalį. Kitaip tariant, jeigu, pavyzdžiui, jūsų asmeninį tinklapį Facebook'e, jūsų tą puslapį, jūsų verslo puslapį Facebook'e stebi žmonės, tie žmonės, kurie jūs seka, tai pagal naują Facebook algoritmą, man taip atrodo, kiekvieną įrašą pamatys kokie 12-15% žmonių tik tai, nes Facebookas vis mažina tos galimybės nemokamai reklamai pakliūti į kitų žmonių tą naujienų srautą, tas, kad nebūtų per daug, nes žmonės susilaikina labai daug dalykų ir paskui nepastebi, ką rašo jų draugai ir seka tik tai, kas vyksta. Beje, tinklas Instagram čia yra žymiai geresnis, nes jeigu žmogus kažką seka, jam visą laiką parodys. O Facebook'e jisai bus išstumtas ir išfiltruotas, toks praktinis dalykas. Tai elektroninė paštą vis dėlto gauna visi ir bent jau prieš trindamis pamato bent jau antraštę, kad čia kažkas tai siūsta ir kažkas tai yra pasakyta. Tai tos nemokamos spalvos, jos yra įvairios ir iš esmės, kalbant apie savo komunikacijos strategiją, beveik nesvarbu, kokį verslą jūs kurtumėte, tuos nemokamus dalykus reikėtų derinti ir bandyti derinti tam tikrais potėpiais, tam, kad jūs galėtumėte tą komunikacinę dalį, tą vaizdą sukurti. Jeigu žmogus, vėlgi galiu pasakyti, čia yra labai svarbus dalykas, jeigu žmogus gauna informaciją apie jūs ne iš vieno šaltinio, jis, tarkim, googlino kažką ir išmetė jūsų reklamą, jisai nuėjo į tinklapį ir tenais jūs pamatė, arba, pavyzdžiui, pravažiavo gatvę ir pamatė jūsų parduotuvę, tikėtina, kad jo santykis arba kontaktas su jumis bus žymiai svarbesnis ir jūs būsite žymiai aukščiau jo prioritetų skalėje, kada jam prieis laikas išleisti pinigus, ko mes visi ir čia susirinkę sieksime. Kitas dalykas yra tam tikros ir nebrangios spalvos, kurias taip pat reikėtų nepamiršti. Tai viena iš nebrangių spalvų, aš suprantu, kad jūs jau turbūt buvote domėjęsi, tai yra Google AdWords'ai. Tai yra nuostabus dalykas, Google'as yra baisi mašina, žmonės ten suveda, ko jie nori ieškoti, labai dažnai mes ieško kažkokio patarimo, pagalbos arba pirkimo. Tai tie AdWords'ai šiaip yra sudėtinga sistema, nėra lengva su jais dirbti, iš tikrųjų, nes galima labai greitai išleisti savo tos pinigus, kuriuos turi, bet Google siūlo nemokamus voucherius, pabandyti, pažaisti su tais AdWords'ais ir iš tikrųjų tai yra puikia vieta rasti daug informacijos gana pigiai. Kitas dalykas yra Facebook'o skelbimų paryškinimas, aš galiu pasakyti, tiesiog pačiam buvo labai įdomu, aš tiesiog savo ten maratono tinklapyje bandžiau tą paryškinimą pirktis ir išbandyti pats, galiu pasakyti, vis dėlto tai nuostabiai labai veikia ir žmonės tikrai yra vis dėlto, kai jiems tas sponsorėt tuos postus išmeta, jis tikrai linkęs spausti ir tai tikrai nekainuoja labai daug pinigų, aš man reikės ten sugebėjau susirinkti apie 1500 fanų, turbūt už kokį nors, nežinau, 100 eurų biudžetą per kokius mėnesį, tiesiog išmesdamas ir iškindamas žmonėms, kurie, pat yra puikios galimybės, pavyzdžiui, targetinti, tarkim, žmonės, kurie pasižymėjo, kad mėgsta sportą, jie visi staiga iš Vilniaus, jie visi staiga pradeda matyti tą reklamą, kurios tau reikia, tai ten yra labai paprasta. Toksai žymus fotografas Tomas Tumolovičius
Stankevičius, atsimenu, jis turėjo aukščio tokį puslapį, vestuvių fotografijų puslapį, čia apie istorijas kalbant, jis turėjo vestuvių fotografijų puslapį, kuris vadinosi Nekenčiu vestuvių. Nes čia, vėlgi, žmogus įkando šunį, šuo įkando žmogų. Ir, tai Nekenčiu vestuvių yra žymiai įdomiau skaityti, negu skaityti puslapį vestuvių fotografijos pigiai už daug pinigų fotografuojam su naujais Canonais. Tai ne, Nekenčiu vestuvių yra tam tikrai žmonių grupė įdomiau. Tai jisai buvo pirmasis žmogus, kuris Lietuvoje panaudojo reklamą, reklamuodamas tik tai žmonės, kurie savo statuse parašo engaged. Nes jeigu statuse parašai susižadėjęs, tai automatiškai tu tampi tuo, kuris tai gali padaryti. Na, tai truputėlį apie, kaip čia pasakyti, truputėlį apie, kaip prasideda verslai, čia iš Business Start graži istorija, kaip įdėjo į Facebooką, draugams patiko, ir tada iš to socialinio dalyko gavosi kažkoks tai verslas. Dabar, koks tas turinys gali būti Facebook'e, nes Facebook'e jūs tą savo istoriją pasakoti nuolatos ir žmonės dar ne visuomet pastebi, tai čia yra tiesiog kelios idėjos, koks tas gali būti turinys. Tai idėjos turiniui tai gali būti renginiai, proginės datos, tarkim, šiandien yra visų mamų diena, kas neturi vyro, prašom kreipkitės pas mus, pavyzdžiui. Arba šiandien yra nepriklausomybės diena, važiuojam visi kartu keliauti, ieškoti vyro visos jaunos moteris, prašom rinkitės, šiandien nepriklausomybės dieną mes žiūrėsime mitingė bus vyrų. Tai kitas dalykas yra patarimai. Žmonės mėgsta patarimus ir labai dažnai žmonės tos patarimus, jeigu paskaitytumėt, iš ko naujienų portalai dabar sudaro, naujienų portalai labai stebi savo auditoriją, iš ko jie dabar sudaro savo tą meniu, tai būtinai bus kokia nors, kaip čia, didelė krūtinė, būtinai kažkurioje tai vietoje bus po vienu arba kitų vardų arba pavadinimų padarius, būtinai bus kažkas apie Rusiją, būtinai bus kažkas apie Lietuvos vidaus politikos aktualijas, bet patarimai, kaip bėgioti, kaip rengtis, kaip valdyti ypatingai, kaip mesti svorį, jis bus pakankamai aukštai. Žmonės mėgsta patarimus ir jeigu jis mato naudingą informaciją, kurios, nežinau, ypatingai paslepiama yra, pavyzdžiui, po tokia antraštė, kaip mėgsta daryti Delfi arba 15 minučių arba kiti portalai, kad išaiškėjo, kokia yra mažo svorio paslaptis, tai labai tikėtina, kad tu vis tiek, bet paspausiu vis tiek, gal ten bus kažkas tai naujo. Tai tie patarimai iš ties yra vienas labai svarbių dalykų. Kitas dalykas yra artimus su produktų temomis. Kalbėjome apie liną, tai lino auginimas, ekologija, geras jausmas vasarą, brizas prie jūros. Tai yra temos, kurios gali būti svarbios ir gražios jūsų. Aha. Čia, žinokit, labai priklauso nuo to, kokie konkurentai. Jeigu jūs manote, kad jų drabužiai yra prasti, tai gal sakyti, ha. Aš šiaip paprastai žinau, kad apie konkurentus arba gerai, arba apie nieko, tai kadangi gerai sakyti tai galima, tai geriausia konkurentais nedaryti. Tiesa, žinot, čia vėl yra, aišku, labai nervina, kai iš tavęs vagia idėjas, bet kartais labai taip tyliai malonu kažką pasiimti iš kitų. Tai, žinot, supraskite tokį kitą dalyką. Stebėkit savo konkurentus ir šiaip geriausia stebėkit ne lietuviškus, o pasaulinius konkurentus, nes žmonės, dažnai išsivystę verslai turi žymiai daugiau temų ir žymiai daugiau idėjų ir labai dažnai tų idėjų galima tiesiog prisirinkti, stebint temas, kurios yra kažkur nušvežiamos. Kita vertus, vėlgi siūlymas, nekonkuruokite su interneto portalais, nes interneto portalai yra didesni, blogesni, piktesni ir jis laikas surinks informacijos daugiau. Rinkitės temas, kurios yra pakankamai unikalios ir žmonės tikrai pamatę jas pas jūs galėtų jas paimti ir paspausti. Vėlgi, kalbant apie tą patį bėgimą, aš buvau kažkada pradėjęs rašyti blogą, šiaip bėgiojau, buvo įdomu, tai tas blogas kartais turėdavo auditorijos, kurios lygindavosi su interneto portalo auditorijomis, nes buvo rašoma tuos dalykus, pavyzdžiui, kurios apie tuo metu interneto portalai nerašė, nes tai buvo tema, žmonės pradėjo vis daugiau bėgioti, jie pradėdavo ieškoti, pavyzdžiui, kaip pasirinkti bėgimo batus. Ir ten pasirinkti bėgimo batus, paprašai, kaip pasirinkti, žmonės ateina pas tave. Žinoma, aš tai dariau ne už pinigus, ne iš verslo perspektyvos, bet tu kartais gali su jais pakonkuruoti, kai surandi labai gerą temą, bet dauguma iš jūsų to niekada nepadarys ir dauguma iš jūsų tai nepavyks, dėl to stenkitės rinkti nišinės temas, specifinės temas, kurios gali būti įdomus jūsų žmonėms, bet kurios nebūtų aiškiai reklaminės ir aiškiai darant taip. Dar vienas dalykas, kas labai svarbu, po kiekviena jūsų tema neturi būti parašyta, kad o dabar pirkite mūsų drabužius, nes šįmet nuolaida. Nebūtinai. Ta prasme, elektroniniam pašte taip, tai tokie dalykai veikia, bet šiaip tai nelabai reikėtų. Kitas dalykas yra įvairios problemos, aktualijos, pavyzdžiui. Vienas geriausių
neseniai komunikacijos pavyzdžių, kuri kainavo labai nedaug, tai kai dingo, kai dingo šviesa per labiausiai žiūrimą Amerikos renginį, Super Bowlą, tai maždaug dingo elektra ir visiems, kas žiūrėjo per televizorių, dingo, pasimatė juodas ekranas, tai maždaug per 3 minutės sausainiai tokia Oreo išleido savo tokią fotografiją, kur buvo naktinė sausainiai. Visi aišku, matai, kaip sureagavo, viskas iš karto atitiko ir pasimatė. Šviežiausi tyrimai visuomet įdomu. Net jeigu jūs aplausite savo interneto tinklapio žmonės, jeigu ten tų tyrimų yra bent kokie 50 atsakiusiųjų, jau yra pakankamai įdomu, kad dauguma mūsų tinklapio merginų mano, kad vyrą geriausia susirasti vakare, bet ne ryte. Visą laiką įdomu, bet to pas Facebookas mėgsta tos tyrimus daryti ir Facebook'e beje tie tyrimai gana gerai, buvo anksčiau gana gerai pastebimi. Istorija, emocija. Tai fotografijos su emocijomis yra geriau negu fotografijos be emocijų. Apskritai Lietuvai žmonės, kaip čia pasakyti, selfius myli baisiausiai. Tai visokia fotografija su tuo, baisiu to šniūru, kur ten iš viršaus reikia fotografuotis, kur nors aš ir Eifelio bokštas ir mano drabužiai. Tai, pavyzdžiui, puikia vieta buvo, prieš kokius 4 metus buvo toks nedidelis verslas, kuris pardavinėjo namų darbo, rankų darbo, tokias veltinės, labai patogias tapkes, tai tas tapkes, jas vadinosi snūgas ir tas tapkes visur tampydavosi. Pavyzdžiui, snūgas nukeliavo jau į Japoniją, o dabar čia Japonija ir tos tapkes tokios, o čia ten snūgas nukeliavo. Fainas, tai yra istorija ir tu pradedi sekti, kur dar nukeliavo snūgas. Kartais tokie dalykai tampa viraliniais ir jau pradeda snūgas keliauti bilė kur ir tokių istorijų taip pat pasaulyje yra nemažai buvę. Tai yra vėl pavyzdys, kaip tu sukuri istoriją, kuri kažkur tai einas ir žiūrisi. Užsienio nuorodose paprasčiausias būdas. Žiūri, ką rašo tos srities tinklalapį, ko Lietuvoje nėra, pasišėrini žmonės stebi, domisi, tik vėlgi antraštę reikia gražiai parašyti. Pasidalinti, mėgti kitų įrašus. Facebookas yra vieta, kur žmonės vieni kitais dalinasi ir šėrinasi ir tie šėrai visą laiką pakankamai aktyviai veikia. Aš apskritai galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu tu pašėrini kokio žmogaus įrašą, tai žmogus būtinai nuės pažiūrėti, kas mane pašėrino, tai jūs bent vieną klientą turėsit. Kartais parašę savo puslapį to nebūtinai turėsit, o gal dar pamatys ir kažkas tai kitas. Patraukli fotografija, video. Tai Facebookas yra fotografinio turinio portalas, tekstus skaito retai. Aš, pavyzdžiui, specializuojuosi Facebook'e, kai rašau tokius ilgus postus, tai yra labai daug žmonių, kurios tiesiog iškart neskaito, profiltruoja, nes žmonės reaguoja visų pirma į gražią fotografiją. Ir fotografijos gebėjimai, ir apskaitai, jeigu aš būčiau jūs, jeigu aš pradėčiau naują verslą ir bandyčiau naudoti būtent socialinius tinklus į reklamą, aš visų pirma nueičiau, įsilaikyčiau pas, nežinau, tą patį Tomą Tomolovičių, pasiklausinėčiau, kaip fotografuoti. Paprastai, kaip su paprasta muilinė arba paprasta telefono kamera padaryti gražias, fainas fotografijas, kurios pasakotų kažkokią tai istoriją. Tai nėra menas, tai yra amatas ir tą amatą tikrai galima išmokti bet kuriam. Jeigu jūs turite gebėjimų ne tik tai kurti, fotografuoti, bet ir sukurti tam tikrus trumpus filmukus, iki 30 sekundžių filmukai dabar yra nauja baisiausia auganti turinio dalis ir visiškai akivaizdu, kad kuo daugiau, tuo daugiau tu tenais gali visko pridėti, 30 sekundžių filmą gali pažiūrėti bet kas. Facebook'e dabar tie filmukai apskritai, tu net nereikia užvedi pelę ir jis iš karto rodo be garso. Tai čia yra tikrai puikus būdas praturtinti savo tą dalį. Skelbimai, ir aišku, akcijos. Vis tiek neišvengiama, bet akcijomis vis dėlto geriausia pasirinkti mokamą jau tą dalį, kad žmogus suprastų, nes kai žmogus mato, kad tai sponsoriai, jisai, kaip čia, nepraranda pasitikėjimo jūsų dalimis. Bet to Facebookas, ten yra visokių, čia reikėtų pasiklausti, kiek atsimenu, Facebookas labai nemėgsta akcijinių visokių pareiškimų, jeigu čia akcija, jisai visai sako, čia ne postas, mes jums neleisime jos skelbti ir panašiai. Ir aišku, kitas dalykas svarbu yra abipusė komunikacija su auditorija, yra nuostabiai gerų istorijų, kai žmonės labai greit sureaguoja į kažkokius nusiskundimus žmonių, bet yra nuostabiai blogų istorijų, kai žmonės, pavyzdžiui, kažkas sako, čia jūsų durna fotkė, tu pas durnas asilė, rašo koks nors, pavyzdžiui, snugučio džinsiukai, žinai, ir automatiškai nepatinka, trinka arba nereaguok, arba sakyk, bet mes tikimės, kad jums galbūt ateityje patiks ir ateisite pas mus, nepaisant to, kad užėjote. Ačiū, kad atėjote, žinai, asilė, dingišė, žinai, arba ten kretinė, kiek laiko prie Facebooko nebuvo. Žinai. Tai čia labai svarbu, nes ta jūsų istorija turi būti vientisa. Negali būti, kad mielas nukutis ar ne kuku, o paskui tenais kaip nors būna panašiai. Tai čia yra įvairūs tinklapių pavyzdžiai, va čia yra kepyklėlė namų dvasia, o štai čia yra kepyklėlė itališkas restoranas Piccolo Canopy. Tai man reiškia, jums ir skirtumas, ar ne? Vienas, taip pat.
Vienas, reiškia, vienas yra draugai, jisai gyvena Vilniuje, jisai turi tik 7 draugus ir jisai vadedavo tokius cepelinus, ar ne, ir niekas neparašyta, ar kas dabar čia, pasidėjom savo cepeliną ir ką, žinai. Čia, toks, čia kas čia, ne cepelinas, labai mažas, koldūnas. Jo, tai čia yra didžiausia, viena dažniausių problemų, kad žmonės susikūrė akauntą ir paskui nesugeba su juo daryti, nes akauntams yra ten reklamos apribojimai, žodžiu, yra ištisai visokių dalykų, o Piccolo Canopy deda selfie, ar ne, ir labai smagu matyti du snukius, tu jau tik, kad jie kažką gero pagamino, žinai. Aš tikrai noriu valdyti, matydamas šitą besišypsančių hipsterių kompaniją. Taip, bet, pavyzdžiui, vėlgi ten jie gražiai pasidaro. Čia yra kitas geras daiktas, kad lietinga diena lyja, kad diena būtų skaidresnė, dalinamės sukurtų klipų ir dar primenam, kad nuolaidą. Aš tos nuolaidos gal nebūčiau dėjęs, bet nes nuolaida viršuje jau yra parašę, kad jinai egzistuoja. Bet čia kitas dalykas, tom nuolaidom irgi yra. Man labai patinka elektroninės parduotuvės, kur visos prekės yra tik su nuolaida ir tik tai artimiausias kelias savaitės. Na tai gerai, čia mes truputėlį einam taip, čia pavyzdžiui yra kitas pavyzdys, tas Pepi Play, aišku, Pepi Play jau čia gerokai yra peržengęs Lietuvos rinką, tas Ado ir Indrės kurtas projektas su aplikacijomis mokomosioms vaikams, jis yra ten turbūt didžiausius savo pinigus uždirba Saudo Arabijoje ir kitose vietose, bet reikia pasakyti, kad Pepi Play yra vis tik tai, vėlgi tas toksai filmukų pažiūrėjimas, parodimas, kaip tai visą tai veikia, tikrai tėvams yra faina pasižiūrėti ir apsispręsti. Kitas kanalas yra mano kolegė, kuri prieš tai skaitė paskaitą, yra LinkedInas, tai vėlgi tai yra tinklas, kuris naudojamas šiuo metu mažai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, bet jo potencialas yra didžiulis, nes žmonių kiekis, kuris turi savo iš tuštybės ateina pažiūrėti, įdėti dar vieną new skill. Žinote, LinkedIn'e galima dėti vis daugiau įgūdžių ir tie įgūdžiai yra nuostabus. Aš prisidėjau kokių 16 ir paskui supratau, kad jau reikia stoti, nes jie tiesiog yra tam, kad aš ten būčiau ir sakyčiau strategic thinking, marketing, ir taip gali tenais ir ten work with team, žinoma, ir panašiai. Tai LinkedIn'as yra tinklas, kuriame, pavyzdžiui, norint pasiekti verslo auditoriją arba žmonės, kurie nori būti suprantami kaip verslo auditorija, vėlgi yra puikiai vieta. Čia yra vėlgi iš tos pačios patarlės, žvejok ten, kur žuvų kimba. Tai čia, kur žuvų kimba, nors jo naudojimas yra rečiau ir dažniau. Na čia yra keli įvairūs, kaip čia pasakyti, svetainių pavyzdžiai. Čia yra, pavyzdžiui, kutusėlis, nuostabi šunų kirpykla ir galimybę galima apkirpti. O čia yra, žiūrėkit, čia viskas kaip ir aišku, čia tai biški viskas komplikuočiau. Apskritai, čia yra žmonių noras iš svetainę matyti kaip meno kūrinį, jis yra unikalus ir žinai, ateini ir ką dabar, ką man pirkti, kaip čia, ką man su juo daryti. Tai tokių temų yra. Apie temas aš truputėlį kalbėjau, dar teisingai nepaminėjau vieno dalyko, kad dauguma portalų turi skaitytojų rubrikas. Ir pavyzdžiui, sakysim, tema, kad šunų kirpėjas nepatenkintas gelbėjimo operacija, šunų kirpėja nepatenkinta gelbėjimo operacija arba drugelių, kaip čia pasakyti, drugelių fejerverko laikytojai siūlo savo paslaugą. Mano, kad jeigu Vaidas ir Monika būtų panaudoję drugelių, reiškia, lietų, būtų tikrai laimėję Euroviziją, žinai, būtų jau tema, kuri galėtų pradėti po truputėlį tapti įdomesnė. Tai nebūtinai laimės, bet jeigu pateks dabar, žiūrėkit, vakaras, visi žiūri, visi mato, visi stebi, visi komentuoja, visi tvarkosi ir darosi įvairiai panašiai. Tai čia įvairios kelios rubrikos, kurios gali būti daromos. Šiaip apskritai per visur reikia išnaudoti paskyras skleisti žinią. Tarkim, jeigu turi savo elektroninį paštą, tai pasirašyk, ką ten tu darai. Tai siuntinėjai draugams, gal draugas persius kur nors, gal dar kažkaip tai būtų. Viskas komunikuoja, jūs, nežinau, mašina komunikuoja. Man, pavyzdžiui, patinka, kai žmonės važinėja savo verslo mašiną. Vis tiek yra smagiau negu galbūt tai truputėlį reklama, bet tai pigų tai nekainuoja ir tu vis tiek važiuodamas pro tą mašiną, tu vis tiek pamatai kelis kartus ir jeigu, aišku, neužstato naglai kelio ir nenudaužia tavo šitų, reiškia, dalykų, tai visai būna nieko. Čia yra šiaip keli pavyzdžiai, pavyzdžiui, kad Skype'o savo profiliuose žmonės taip pat užsirašo svarbiausią informaciją ir kažkas, kas jos mato, gali nueiti
ir pasižiūrėti. Tai čia truputėlį apie tos reklaminius dalykus. Galima pradėti dirbti su vos kelių biudžeto eurų vienai žiniai. Yra nemokamų Google kuponų, kurios tikrai labai rekomenduoju išbandyti, bent suprasti. Tie Google kuponai labai greit dingsta, nes ten labai greit nesusivokia ir jie išeina tas reklaminė į viršų. Bet iš tikrųjų Google'as tikrai labai stengiasi, kad žmonės jo vartotųsi. Ir aišku, Facebook boostas taip pat yra labai puikus. Kitas dalykas, aišku, Google ir Facebook'o unikalumas yra tai, kad tai yra pasauliniai dalykai ir tu gali iš Kauno arba iš Garliavos pardavinėti Jungtinėse Arabų Emyratuose. Ir tai yra tikrai daroma dažnai, šiais laikais tai nėra kažkokia baisiai daromas dalykas. Na, čia, pavyzdžiui, yra puikus pavyzdys Google paieškos dalykas, pavyzdžiui, rašaisi, Piccolo Canopy, bet aišku, dažnesnis aspektas būna, kai tu jau bandai, yra srautas paieškų, pavyzdžiui, batai, na čia geras pavyzdys yra viena batų firma buvo užsakiusi atlikti Google analizę ir jie nusprendė Vilniuje, ką daryti internete. Nusprendė, kad jiems internete batų pardavinėti neapsimoka lietuviams, bet pasirodo, kad yra apie 100 000 paieškų per mėnesį. Čia beje taip pat yra puikus analizės būdas, tos Google visų įsinagrinėjimas, pavyzdžiui, yra apie 100 000 paieškų per mėnesį, kuriuos rašo kupyti sapagi Vilniuse. Jie visi yra iš Baltarusijos. Arba kupyti sapagi Vilnius. Kitaip tariant, Baltarusija važiuoja į Vilnių šopintis ir žiūri, kur būtų galima kupyti sapagi ir 100 000 iš tų yra labai didžiulis darimas. Tai labai trumpai apibendrinant, kokius kanalus turite, kokius galite sukurti, dirbkite savo auditoriją, auginkite ją, žiūrėkite, išnaudokite ją ir per daug greit nekirpkite. Čia kaip su tomavim, jeigu per daug greit kirps, avės pabėgs, o čia taip kažkaip vis tiek reikia taip. Pabandykite simbolinį biudžetą reklamai, reguliariai, pasirūpinkite geromis nuotraukomis, eikite į fotografijos kursus, pasimokykite, kaip kurti savo filmukus, tai jums tikrai padės ir analizuokite, kas sulaukia sudomėjimo, kas ne, beigi toblėkite. Dabar dar truputėlį baigiant savo tą dalį apie tos strateginius dalykus, norėjau pasakyti, kad paskutinis dalykas yra, čia mes visą tai beveik aptarėme, yra, kai nustatote savo tikslus, nustatote kelią, kaip tikslų pasieksite. Vienintelis dalykas, visa tai yra labai miela, bet tai negali būti vienkartinis veiksmas. Pagrindinis jūsų veiksmas po to yra nuolatos įvertinti, ką jūs padarėte. Raskite būdų, kaip vertinti, nes nevertinamas dalykas turi tendenciją įsigimti. Tai jums kartais gali pasisekti dėl to, kad jūs kažką padarėte, arba dėl to, kad pardavimai gali pasisekti dėl to, kad kažkas įvyko, arba dėl kitų priežasčių. Bet nuolatos vertinkite sistemiškai, kas darosi, ką jūs veikiate, raskite vertinimo kriterijus. Tai vertinimo kriterijai gali būti neįdomus pradžioje, gali būti keisti, nereikšmingi, bet reikia rasti tos kriterijus ir juos bandyti įsivertinti ir apsižiūrėti. Tai kol kas tiek ir dabar mes turbūt pereisim prie pertraukos.